išlinkimas, ne? Va čia va, žemyn. Tai toj vietoj plokštelė yra. O tą išlinkimą lemia? Šitą plokštelę, va šitą va. Jinai biškiai į šitą, tada mažiau lenks. Vadinasi, turėjo būti labiau kampe ta plokštelė. Spaudimo būtų, o jeigu dar vidurin, tai būna iš vis išlenkę stipriai. Nes stiprus svoris yra, o bimetalis profilis ir jisai lenksta. Tai ta prasme, jeigu arčiau prie vyrių yra statoma ta kaladėlė, tai jinai turi būti arčiau... Va, netgi galima nuo čia va pradėti va ją statyti, va, per visą kaladėlę pastumti vieną pusę. Ir tas pastumimas sumažins profilio išlinkimą. Ta profilio išlinkimą, kuris būtent dėl... O šitą išimti beveik galima, arba plonesnį. O šitą, visai galima išimti? Jo. Arba plonesnį dėl vaizdo, tik viršui. Jinai dėl to, kad jinais neužkliūtų spaudimo tokių nebūtų. Ir kadangi va tas profilis toj vietoje išlinkęs, ne, va tenais, va išlinkęs, tai kai mes uždarinėjom ir girdim gumų trinimąsi. Jo, va, spaudimas ir jaučiasi ten. Va toj vietoj. Nu, va, lygiai toj pačioj vietoj. Kur yra išlinkimas. Jo. Bet galima, sakot, net va tokį langą truputį palankstyti. Jo, va dabar jis jau, va. Dar mažiau. Tai jūs šiuo atveju truputį per patį vidurį, va šitoj vietoj... Šitoj biškį padaviau aukščiau. Pakėlėt jį? Jo. O kaip jūs jį pakėlėt? Nu, plokštėlę palaikiau, va, jeigu kalsi va šitaip, tai jį visą nuvarysi šitaip. O neduodu varyti žemyn, va, atramą. Supratau. Jūs tuo metu, kai dėjot stiklajoste atgal, jūs užkaldamas nekalėt žemyn, kad neišlinktų. Kad jisai neišlinktų. O jaunimas gal to nežino. Matot, ką reiškia patirtis? Va taip galima atstatyti, ne? Kad nes taip gali numušti, jeigu ilgos durys. Turit omeny, kad taip galima jau, kai sukala, tada palyginti patį profilį. Taip. Tai jis toks gyvas? Aišku, gyvas, sakė. Dar truputį trinasi. Trupučiuką visai nedaug, kai matot į tą pusę, tai jisai lengviau užeina, nes užeina, o kai jau tai gumytė eina į užlinkusi biškieną prieš plauką, tada darais ir ją daugiau traukia. Bet čia sakėt, yra profilio pačiai išlinkus, ne? Nu tai jau matosi. Trupučiuką, milimetras gal. O parodykit pirštų, kur jinai matosi biški išlinkus. Tai čia varčia, o stakta yra išlinkus. Stakta gali pagaliuką arba liniuotę prisidėti, matysit. Nes šiuo atveju, kai montavo, čia dėjo tos laikiklius. Ir jie galbūt trupučiuką biškį. Sukėlė. Arba sėdo va šitą vietą. Taktoj turim išlinkimą į viršų, o varčioj išlinkimą į apačią, ne? Ir būtent va toj vietoj, kai uždarinėjai, girdisi tas... Jeigu būtų va šitoj vietoj atvirkščiai duobutė, tai tą duobutę gali padaryti ir va šitą palengbiškį ir tau bus suvienodinsi visą. O kai aukštinį iškėlė, tada jau sunku išlyginti. O kai jau duobutė va čia būtų padaryta, tai čia gali plokštelę net pakišti, palengti išlyginti viską, sutvarkyti. O dabar jau išlyginti labai sunku. Taip, bet įmanoma ar... Nežinau, sunku, kai dabar fasadas viskas padarys. Tai va, o tai ką, paimti su tarką ir nutarkuoti? Ką? Profilį. Nu, būna tarkuoju, duris būna tarkuoju, obliukų net nuimu iš vis, žmogus sutenka, tada tarkuoju, tada va šitą tarkuoju, biškį nuimi. Su dilde? Su dilde, su balgarkė nuimi, tada va čia jau matot, va jau kliūna.